Labą dieną. Šiandien išmoksime sukurti prekių kategoriją ir prekių subkategorijas. Spaudžiame kategorijos. Šiuo metu pas mus jau yra sukurtos 3 kategorijos. Mes spaudžiame pridėti naują kategoriją. Kadangi mūsų svetainėje yra naudojamos 2 kalbos, tai yra anglų ir lietuvių, mes kategorijos pavadinimą turėtume įvesti abiejoms kalboms. Angliškai, dabar lietuviškai. Taip, sekantis laukelis tai yra rodoma kategorija. Mes galime susikurti kategorijas, kurios iš pat pradžių svetainėje nebūtų rodomos, o jau kai būtų pilna svetainėje užpildytos pilnai kategorija, tada galėtume ją įjungti. Tai jungimas vyksta per šį pultelį, kai atžymėta ties paukšteliu, tai kategorija tiesiog rodoma, kai ties kryželiu nerodoma. Mes šiuo metu norime, kad mūsų kategorija būtų rodoma. Dabar kategoriją mes kūrėme pagrindinėme meniu, tai kad jinai būtų pagrindinė kategorija. Taipogi nepamirškite, kad jeigu mūsų svetainė yra kelios kalbos, mes turime aprašymą užpildyti keliomis kalbomis. Šiandien mes parodysime tik tai užpildžius lietuvių kalbą. Taip, padarome trumpą kategorijos aprašymą, jame panaudojant kuo daugiau raktinių žodžių, kuriuos ieškos paieškos sistema. Užsipildžius šitą laukelį, jį taip pat nepamirškite užpildyti ir, jeigu yra pas mus, ir kita kalba. Taip, sekantis laukelis yra vaizdai. Sekantis laukelis yra vaizdai, tai yra mes galime tiesiog pridėti kategorijai paveiksliuką, kuris būtų rodomas štai va šitoje vietoje, o po jo iš karto sektų mūsų prekės. Taip, ir sekantis žingsnis meta pavadinimas, meta aprašymas ir meta raktažodžiai. Tai yra laukeliai būtini paieškos sistemoms. Meta pavadinimas jis turi kuo labiau sutapti su mūsų kategorijos pavadinimu, tai aš tiesiog rašau drabužiai. Meta aprašymas tai turėtų būti vieno sakinio aprašymas, kas bus talpinama šioje kategorijoje. Taip. Ir meta raktažodžiai. Tai raktažodžiai, kurie apibrėžia mūsų kategoriją, kad paieškos sistemai būtų lengviau surasti mūsų svetainę. Taip, tai vat supildžius kategorijas, supildžius raktažodžius mes pereinam prie sekančio punktelio, tai yra grupės priėjimas. Mes galime padaryti, kad mūsų kategorijas, kai kurias kategorijas matytų, tarkim, tik tai mūsų klientai, kurie yra prisiregistravę mūsų sistemoje, kad matytų ir svečiai, ir visi lankytojai. Tai tiesiog, jeigu mes norime, kad visi matytume, atsižymime visus 3 šitos paukštelius. Kai visi laukeliai yra užpildyti, tada mums reikia spausti išsaugoti. Taip. Ir mes matome, kad mūsų kategorija yra sukurta pagrindinėme puslapyje. Dabar mes matome, kad mes jau turime 4 kategorijas savo elektroninėje parduotuvėje. Jeigu mes nueitume į savo parduotuvę ir taip pat mūsų kategorijos buvo 3. Dabar jeigu mes atnaujinsime svetainę, mes matome, kad dasidėjo dar viena kategorija.
Dabar šitai kategorijai mes sukursime subkategoriją, tai yra kategorija kategorijoje. Vėlgi spaudžiame pridėti naują, pildome vėlgi 2 kalbom. Rašome drabužiai vyrams, lygiai taip pat rašome lietuvių kalbą. Ir vėlgi matome paukštelį rodoma ar nerodoma ir priskiriame tai kategorijai, kurioje mes norime, kad būtų mūsų ši subkategorija. Tai mes norime, kad ji būtų drabužiuose. Vėlgi rašome trumpą aprašymą. Jį turėtume rašyti vėlgi visomis kalbomis, tačiau mes šiandien pildysime tik lietuvių. Taip. Vėlgi mes užpildžius trumpą aprašymą mes galime pridėti subkategorijos paveiksliuką, o galime jo tiesiog ir nepridėti. Šiandien dienai mes pabandysime tiesiog pridėti. Taip. Ir kiekviena kategorija, subkategorija, prekių puslapis, toliau bus kalbama ir apie TV-esinius puslapius, visi jie turi meta pavadinimus, meta aprašymus, meta raktažodžius. Todėl šios svetainės sistemos yra labai gerai optimizuotos paieškos sistemoms, tai yra paruoštos. Todėl mes vėl vedame subkategorijos pavadinimą. Jįgi vėlgi visos subkategorijos ir šitie meta pavadinimai, meta aprašymai, meta raktažodžiai, jie turi būti pildomi visomis kalbomis. Šiandien mes pildysim tik tai lietuvių kalbą. Taip. Dažniausiai reikėtų stengtis taip, kad subkategorijos ar kategorijos aprašymas nebūtų identiškai ar nukopijuotas meta aprašymui, nes Google paieškos sistemos jos skanuoja visą svetainę, tai skanuoja ir šituos aprašymus, taipogi skanuoja ir meta aprašymus, meta pavadinimus, meta raktažodžius. Dar kas yra labai svarbu, kad mes aprašymuose galime, ankstesnėje pamokoje jau mokinome, kai kūrėme prekes, kad galime priskirti antraštę. Antraštės yra labai ieškomos paieškos sistemoje, todėl jeigu antraštė yra mūsų panaudotas raktinis žodis, tai tiesiog pakels mūsų svetainės reitingą ir jinai bus labiau matoma paieškos sistemose. Įvedame raktažodžius. Įvedėme mes raktažodžius, vėlgi kaip ir anksčiau minėjome, mes galime atlikti taip, kad kategorijos, tarkim, nematytų mūsų visi prisijungia prie mūsų svetainės, galime, kad matytų tik prisijungia, o mūsų klientai jau nebematytų ir nebesivargintų kategorijų, kurių mes, tarkim, nenorime, kad jie matytų. Tai tiesiog čia mums reikėtų atžymėti paukštukus, ką mes norime pateikti šią svetainę, spaudžiame išsaugoti. Ir mūsų subkategorija jau yra sukurta, bet jinai yra jau ne pagrindinėme puslapyje, o jinai yra drabužių subkategorija. Jeigu mes pasižiūrėtume, tai būtų subkategorija taip. Ir pagrindinėme mes matytume, kad tai yra vis tiek mūsų likusios yra tik tai 4 kategorijos, tačiau drabužiai turi savo subkategoriją.
Jeigu mes atnaujintumėme svetainę, mes matytume irgi, kad pasikeitė. Taip, tuoj mes surasim. Taip, mes matome, kad pasikeitėm. Pas mus vis tiek liko 4 kategorijos, tačiau mūsų drabužių kategorija dar išsiskleidžia ir galėtų neišsiskleisti į drabužiai vyrams, drabužiai moterims, drabužiai vaikams. Jeigu mes pardavinėtume batus, lygiai taip pat galėtų būti batai vyrams, batai moterims. Kategorijų su kategorijų mes galime sukurti tiek, kiek mums reikia ir kiek jūs manote, kad tai yra reikalinga jūsų klientui, kad jam būtų kuo patogiau naršyti jūsų svetainėje ir kuo lengviau surasti jam reikiamas prekes. Tai ačiū už dėmesį